Labas vakaras, esu Loreta Kačinauskienė ir šiandieną tęsiu skaitymą Deimantų šlifuotojas, 4 skyrių. Ir manau, kad po maždaug 6 mėnesių praleistų mūsų pirmose mažytėse dirbtuvėse atėjo laikas priimti sprendimą persikelti kitur. Gal surizikuoti ir persikelti į Deimantų kvartalą. Kas bus, jei išsinuomosim didelę patalpą ir užsakymai baigsis? O ką reikės daryti, jei išsinuomosim mažą patalpą ir užsakymų bus labai daug? Kaip mes juos vykdysim? Taigi, užėmę pusę nedidelio aukšto, aptriušusiame pastate, už pagrindinio kvartalo ribų, tai buvo kompromisas tarp rizikos nuomotis didesnes patalpas ir saugumo, mažiau mokant už nuomą. Dažnai vienas sėdėdavau Deimantų skyriuje, mažoje patalpoje, kartais dirbdavau sistemų skyriuje, labai mažoje patalpoje, kurioje buvo ir laukiamasis, arba saugykloje, kompaktiškoje, stovimoje patalpoje, kurioje tilpdavo 2 darbuotojai, tarsi 2 mumijas sarkofage. Pačios dirbtuvės buvo įsikūrusios didesnėje patalpoje. Maždaug per metus mūsų pardavimai padvigubėjo. Tai įvyko beveik kasmet maždaug 10 metų. O rizikingai didelė erdvė tapo našta. Mes dirbome tiesioginė prasme susispaudę alkūnėmis. Juokaudavome, kad už kiekvieną $1000 metinio atlyginimo gaudavo į 1 colį vietos prie stalo. Todėl tomis dienomis man tekdavo apie 15 colių. Saugumo sumetimais negalėjome į vidų įsileisti neapdorotų deimantų tiekėjų. Todėl sandorius sudarinėdavome stovėdami koridoriuje tarp foje. Ta patalpą vadinome žmonių spąstais ir laukiamojo, kad kiti deimantų pardavėjai negirdėtų, kokias kainas suderėjome su pirmaisiais. Įsivaizduokite, kad stovite mažame, silpnai apšviestame koridoriuje, rankose laikydami voką su 1000 mažyčių deimantų ir deratės, bandydami perrėkti už jūsų esančią dirbtuvių triukšmą, bet saugodamiesi, kad jūsų negirdėtų priešais sėdintys žmonės. Tuo pat metu, kalkuliuodami pirkimo sumas skirtingomis klasėms, pritaikydami palūkanų normas ir atidėto apmokėjimo sąlygas, kai jūsų oponentas daro tą patį. Atrodė, kad dvikovas su kardais užsidarius spintoje. Beje, žmonių spąstai tai speciali zona kiekvienoje deimantų įmonėje, kurioje lankytojas iš išorės įleidžiamas pro priekinės duris, užsidarius pirmosioms durims per kamerą, patikrinimas arba pro neperšaunamąjį stiklą ir tada pro antrasis duris įleidžiamas į bendrovės patalpas. Elektrinis mechanizmas neleidžia atidaryti abiejų durų vienu metu. Dėl to gali susidaryti įdomių situacijų, kai vakare išeinate paskutinis ir jau perėjęs per vidinės duris suvokiate, jog pamiršote raktą nuo lauko durų. Kai pasiekėme šį etapą, žengėme saugų žingsnį ir išsinuomojame likusią to paties aukšto pusę. Kai visas aukštas vėl tapo per mažas, nes stalo plotas padidėjo maždaug iki 20 colių, užėmėme dar vieną aukštą ir sujungėme juos laiptais. Visą laiką dvigubai didindami pardavimus, užėmėme dar vieną aukštą, kuris buvo laisvas. Deja, jis buvo atskirtas nuo pirmųjų 2 kitais aukštais. Kitą kartą, kai mums prireikė daugiau vietos,
Niekaip negalėjome išsiderėti, kad kas nors persikeltų iš kurio nors kito aukšto. Apsilankėme gretimame žemesnėme biure pastate, tačiau nieko tinkamo neradome. Taigi užėmėme aukštą dar tolimesnėme pastate, pakankamai aukštame, kad pro senojo ir naujojo biuro langus matytumėme vieni kitus. Ir visiškai nelegaliai orus sujungėme juos kompiuterių tinklo laidais. Jie atrodė tarsi skalbinių virvės, permestos tarp daugiabučių Brukline, bet šį kartą tarp plieno ir stiklo dangoraižių pačiame Manhatano centre. Atsidūrėme keblioje padėtyje, kai turėjome daug keliauti gatvę pirmyn ir atgal su dideliu deimantu, taip pat rubinu, safiru, amestitu ir 10 kitų brangakmenių siuntiniais, nes rūšiavimo kambariai buvo abiejuose pastatuose. Buvo pavojinga, o deimantų kvartalas ėmė plėstis į mūsų pusę, tad nuomos kainos nuolat kilo. Turėjome priimti sprendimą, kur ir kaip įkurdinti savo verslą, kurio pardavimai tuo metu jau siekė daug milijonų dolerių per metus ir kuriame dirbo apie 100 darbuotojų. Taigi grįžtame prie nekilnojamo turto ir paslėpto potencialo klausimo. Niujorke yra tam tikro lygio verslininkų, kurie kiekvieną rytą tiesiog privalo gauti Wall Street Journal. Nesvarbu, ar jį skaitysite, mano manymu jį skaito mažuma, tačiau daugelį įmonių laikoma gero tono ženklu, kai ryte, kildamas laiptais link fasadinių durų, po pažastimi turi šio dienraščio egzempliorių. O dar geriau, kai pasirūpinę, kad šis egzempliorius būtų pristatytas tiesiai į biurą ir apie 9 valandą pakišamas po jūsų kabineto durimis, taip, kad dalis Wall Street Journal pavadinimo vis dar aiškiai matytųsi iš koridoriaus. Beje, 9 valandos yra tam, kad laikraštis kyšotų tol, kol jūs eisite apie 9:30. Kiekvienas jums pavaldus kolega, praeinantis pro jūsų duris, anksčiau pamatys, kad laikraštis vis dar ten. Tai bus ženklas, kad į biurą dar neatvykote. Ir jiems bus priimtina, kad esate viršininkas ir neprivalote ateiti į darbą 9:05. Tie keletas kartų, kai vis dėlto perskaičiau The Wall Street Journal, sužadino mano smalsumą. Pirmajame puslapyje dešinėje pusėje ne visas plotas kairėje užpildytas nacionalinių pasaulio naujienų santraukomis. Visada rasdavau entuziastingą straipsnį apie kokį nors verslininką. Pavyzdžiui, Džordžą Sorosą, kuris labai surizikavo investuodamas ir pasiekė didelius laimėjimus. Tokie verslininkai būdavo vadinami vizionieriais, įžvalgumu gerokai lenkusius kitus rinkos dalyvius, kuriems pakako drąsos ir pasitikėjimo savimi, kad galėtų siekti naujų pelno aukštumų, kai tuo metu mažiau mąstantys ir konservatyvesni verslininkai atsiliko. Maždaug 4 dienraščio puslapyje būdavo straipsnis apie įmonę, kuri merdėjo, nes vadovybė paseno ir užstrigo. Valdyba atleido visus viceprezidentus, o generalinį direktorių pakeitė nauju. Po savaitės ar mėnesio vėl atsiversdavau Wall Street Journal, iš tikrųjų ištraukdavau jo egzempliorių iš po kito viceprezidento durų ir grąžindavau į vietą prieš jam ateinant į darbą. Pirmajame puslapyje buvo straipsnis, kuriame giriama kokia nors įmonė, metai iš metų besilaikanti savo išbandytų ir patikrintų metodų. O pastarąjį ketvirtį
galinti pasigirti didžiuliu pelnu. Prie tokios labai patikimos kompanijos vairo be abejo stovėjo išmintingas vadovas, tvirtai laikęsis praeities principų. Tuomet 4 puslapyje rasdavau labai kritišką straipsnį apie kvailą kapitalistą, neapgalvotai rizikavusi savo kompanijos kapitalu. Mačiau, kaip vieną mėnesį rizikuojantis genijai po kelių mėnesių tapdavo rizikuojančiais kvailiais, o konservatyvūs kvailiai po kiek laiko tapdavo konservatyviais genijais. Arba rizikuojantis genijus ir toliau skraido padebesiais, arba konservatyvus kvailys ir toliau skęsta. Tačiau niekas nepastebėjo, kad beveik atsitiktinai skirtingus rezultatus lėmė tie patys veiksmai, kurių ėmėsi tie patys asmenys ar įmonės. Kaip tai susiję su nekilnojamųjų turtu ir kaip tai atskleidžia tam tikrą paslėptą potencialą. Įsivaizduokite, kokius klausimus kėlėme savo įmonėje. Svarstydami galimybę įsigyti nuosavą pastatą po daugelį metų trukusių spėlionių, nuomotis ar nesinuomoti, plėstis ar nesiplėsti, žengti šį milžinišką žingsnį ar susilaikyti. Tokiu metu kiekvienas verslininkas pradeda savo skaičiavimus, įvertina visus privalumus ir trūkumus. Ar didelis naujas pastatas padarys įspūdį klientams bei tiekėjams ir galėsime pasigirti stiprios, klestinčios įmonės įvaizdžiu? O gal jie manys, kad išsiplėtėme daugiau, nei leidžia mūsų galimybės, tuomet klientai bijos, jog turėsime pakelti kainas, kad padengtume naujas išlaidas. O tiekėjai manys, kad pardavė mums savo deimantus per pigiai ir naują pastatą įsigijame jų sąskaitą. Gal išsikrausčius iš Deimanto kvartalo brangakmenių tiekėjams bus sunkiau ir rizikingiau pristatyti prekes, kai mums jų reikės. O gal pinigai, kuriuos sutaupysime nuomai, leis mums mokėti jiems daugiau. Pritrauksime daugiau partnerių ir išdirbsime dar daugiau pinigų. Galbūt persikėlus į naują vietą darbuotojams bus sunkiau atvykti į darbą, galbūt papildomos metro praleistas pusvalandis paskatins gerus žmones išeiti ir ieškoti kito darbo arčiau Deimantų kvartalo. O gal žmonėms patiks ramesnis mūsų naujų namų rajonas. West Greenwichas, kuriame daug senovinių parduotuvių ir restoranų, o porcijos daug didesnės nei miesto centre. Galbūt mums persikėlus turto vertė pakils ir savininkai gaus dar didesnę investicijų grąžą. O gal Niujorko nekilnojamojo turto kainos vėl staiga įsisuks į mažėjimo spiralę, o mes turėsime ir toliau mokėti didelės palūkanas. Galbūt dėl masto ekonomijos, kaip visa gamyba vykdoma viename pastate, galėsime sumažinti kainas ir atsiriekti didesnį rinkos dalį. Bet gal didelių gamybos patalpų išlaikymo išlaidos, nuo kurių neišsisuksime net krizės metais, mus tiesiog uždusins. Jeigu dirbate versle pakankamai ilgai ir esate sąžiningi savo, tai puikiai žinote, kad tokia situacija, kurioje tuo metu buvome, galėjo lengvai pakrypti į bet kurią pusę. Jei nusipirksite pastatą ir viskas klostysis gerai, būsite genijus. Vėliau galėsite sakyti, kad tai buvo puikus sandoris. Jei nusipirksite pastatą ir reikalai klostysis blogai, būsite rizikuojamas idiotas. Jei nepirksite pastato
ir viskas klostysis gerai, arba jei nepirksite ir viskas klostysis blogai, tokių epitetų vis tiek neišvengsite. Tačiau visais atvejais esate tas pats žmogus. Tai mums labai švelniai, bet užtikrintai veda prie paslėpto potencialo. Toks nekilnojamojo turto sandoris kaip ir šis, kai Andin International įsigijo didelį 9 aukštų pastatą Manhatano vakarinėje dalyje, yra geras paslėpto potencialo pavyzdys. Būtent tai budistai vadinama tuštuma. Svarbu suprasti, kad pastatas ir jo įsigijimas turi daugybę paslėpto potencialo, kuris vienu metu gali būti ir geras, ir blogas. Jei įsigijate pastatą ir staiga nekilnojamo turto vertė Niujorke sumažėja, bijau, kad būtent taip ir nutiko, kai įsigijome savo pastatą. Tuomet pastato įsigijimas yra blogas dalykas mūsų savininkams, Oferui ir Aijai. Jei įsigijame pastatą ir visi vadovai staiga turi daugiau biuro patalpų nei anksčiau, vadinasi, įsigijimas yra geras dalykas vadovams. Jei įsigysime pastatą ir visi darbuotojai iš Naujojo Džersio turės važiuoti į darbą papildomą pusvalandį, tai bus blogai jiems. Tačiau tai gerai visiems darbuotojams, gyvenantiems Brukline, sutaupantiems laiko kelioniai į darbą. Jei įsigijame pastatą ir tai mūsų tiekėjams sudaro įspūdį, kad esame finansiškai stiprus, tai naudinga mums. Jei jiems susidaro įspūdis, kad mes juos apvogėme, tada mums blogai. Bet kas būtų, jei praleistumėme žodžius mums ir jiems, kad esame finansiškai stiprus, tai naudinga mums. Kas, jei bandytumėme įvertinti, ar pastatas arba jo įsigijimas savaime yra gerai arba blogai? Jei bent akimirką pagalvojame, žinote akivaizdų atsakymą. Pastato įsigijimas savaime nėra nei gerai, nei blogai. Tai priklauso tik nuo to, kas vertina. Vieniems žmonėms, kurie iš to gauna naudos, tai atrodo gerai, o kitiems blogai. Tačiau pastato pirkimas nėra iš prigimties gerai ar blogai. Jis pats savaime neturi tokios savybės. Jis yra tuščias. Būtent tai ir yra tuštumos prasmė. Pastatas pats savaime nėra daiktas. Viskas priklauso nuo to, kaip mes jį suvokiame. Tai yra paslėptas potencialas. Beje, tai pasakytina apie viską pasaulyje. Ar kelionę pas odontologą, kuriems bus atlikta šaknų kanalo operacija, savaime yra blogai? Na, jei tai būtų blogai, tuomet visiems turėtų atrodyti būtent taip, blogai. Tačiau pagalvokite, kad ir kokia bloga mums atrodo šaknų kanalo operacija, kitiems žmonėms ji gali atrodyti kaip kažkas gero. Nenuolaidžiam odontologui tai gali atrodyti kaip labai gera proga užsidirbti savo vaikui už ketvirčio mokslą koledže. Sekretoriato asistentui tai gali būti pakankamai naujas užsiėmimas, ieškant tolimesnių karjeros perspektyvų. Odontologijos reikmenų pardavėjui tai gali būti galimybė parduoti dar vieną dėžutę švirkštų. Netgi tokia skausminga procedūra neturi jokios įgimtos savybės vadintis geru ar blogu reiškiniu. Pati savaime neatsižvelgiant į tai, ką apie ją mano skirtingi žmonės, ji neturi jokios prigimties. Ji yra neutrali, tuščia arba laisva. Trumpiau tariant, ji turi tuštumą, o tai pasak
Giliausių senovės Tibeto išminties knygų yra jo paslėptas pirmapradis potencialas. Tokie patys yra ir visi žmonės aplinkui. Pagalvokite, kokie žmonės darbe jūs labiausiai erzina. Atrodo, kad jie turi tiesiog įgimtą savybę jūs erzinti savo viduje. Ir tas erzinimas sklinda nuo jų, tarsi srautas link jūsų. Tačiau pasvarstykime, kažkas, galbūt kitas darbuotojas, galbūt kur nors iš šeimos narių, žmona ar vaikai, mano, kad tie žmonės atvirkščiai yra labai mylintys ir malonūs. Žvelgdami į tuos pačius asmenis, matydami juos kambaryje, besielgiančius taip pat ar sakančius tuos žodžius, jie mato kažką gero. Akivaizdu, kad iš šių žmonių į juos nesklinda joks erzinimas, o tai labai paprastai įrodo, kad tai nėra tų žmonių savybė. Jie neturi tokios savybės savyje, kitaip jie atsiskleistų ir kitiems. Jie veikiau yra tarsi tušti, neutralūs ekranai, kuriuose skirtingi žmonės mato skirtingus dalykus. Tai labai paprastas ir nenuginčijamas tuštumos arba paslėpto potencialo įrodymas. Ir visa kita pasaulyje atrodo taip pat. Beje, dabar galime grįžti atgal ir suprasti, ką Buda sakė apie knygą. Galite vadinti knygą knyga ir galite galvoti apie knygą kaip apie knygą, nes ji niekada negalėjo būti knyga. Kalbant apie pastato įsigijimą, galima sakyti, kad pastato įsigijimas yra geras dalykas. Ir galima galvoti apie pastato įsigijimą kaip apie gerą dalyką, nes pastato įsigijimas niekada negalėjo būti geras ar blogas pats savaime, tai yra iš savo prigimties, neatsižvelgiant į tai, kaip mes į tai žiūrime. Kaip visa tai susiję su verslu, kaip šis paslėptas potencialas gali būti raktas į sėkmę tiek asmeninėme gyvenime, tiek versle. Tam turime išsiaiškinti, kaip veikia potencialo naudojimo principai. Šiuo sakiniu baigiu 4 skyrių. Ačiū, kurie klausė, kurie klausys ir 5 skyrių rytoj skaitys jau kita mergina. Ačiū už dėmesį.